Kažkada išgirdau apie 5 ryto klubą, gal taip vadinasi, žodžiu, nesvarbu, kaip vadinasi, esmė. Keliesi 5 ryto, darai tam tikrus ritualus, ten po 20 minučių ar rašymos kažko, nebeprisimenu, apie ką tai buvo, bet tada mane ta idėja ir tas patarimas labai kažkaip įkvėpė. Užteko manęs nuoširdžiai savaitei. Nieko man su tuo klubu nesigavo. Bet tada aš nurašiau, sakiau, aš pelėda, aš anksti keltis negaliu, man reikia ilgiau pamiegoti, aš vakare aktyvesnė ir taip toliau. Ir kas įdomiausia, kad paskutinius kokius metus daugiau aš keliuos ne vėliau 6 ryto. Ir dabar pradėjau keltis 5 ryto. Bet su savo ritualais, su savo užsiėmimais, tais, kurie man patinka, tais, kurie mane įkvepia. Ką aš noriu tuo pasakyti? Kad gyvenimas mane tikrai labai daug kartų mokė. Yra patarimas, kaip teisingai daryti vienus ar kitus dalykus. Pabandyk, bet ne aklai. Prisitaikyk savo. Pajausk tą savo sielos atgarsį. Ar tavo vidus atliepia tam patarimui? Ar tau nuo to gerai? Ar tu darai tai tik todėl, kad, kažkas sako, taip reikia daryti, taip teisingai daryti. O tų patarimų, kaip teisingai reikia daryti, kaip teisingai gyventi, kaip teisingai kvėpuoti, kaip teisingai kalbėti, jų yra milijonas. Svarbiausia surasti savo. Ir gal iš ryto mane užveda ne meditacija, ne dėkingumo dienoraščio rašymas, o garsi muzika ir ritmas. Ir tai yra super. Svarbu įsiklausyti, pajausti, patirti, kas mane užveda tai dienai, kas užkuria mano vidų. Ir kada mano diena būna faina, efektyvi, produktyvi ir taip toliau. Kažkaip taip.